Šūkis laimė neša. Tikiuosi gyvas bus Bartuševičius. Молодец. The bitch is back. Patinka. 1, 2, 3, masterpiece! Kas čia farai? Farai? Labas, žiūrėk. Džiaugiuosi šiandieną, labiausiai džiaugiuosi, kad su gerai žmonėmis. Mažytė, paklausyk, kaip tokia pabaiga, pavyzdžiui. Ir noriu Jums padėkoti. Nu, čia jau pačioj pabaigoje. Dalyviams, žiūrovams, ačiū, kad atėjot. Tai man buvo nuostabi šventė. Ačiū kolegoms, draugams, žmonai. Netgi tau, Vidai, ačiū, kad pasirodėjai. Nepabijojai palikti mano namų be priežiūros. Nepaprastai džiaugiuosi šiandieną, bet labiausiai džiaugiuosi, kad esu tarp gerų žmonių ir galiu kurti geriems žmonėms. Tokį bebairą pabaigsiu su tokiu, ne? Gražiu. Gražu. Patinka, kad naudoja šitą tušinuką. Šūdams rašyti. Saugosi šį. Mes pirmą išvarom. Mano sėkmės tušinukas. Aš esu Stonkaus komedija. Tuoj pasirodysiu. Kažkaip gerai rašosi. Nuo teliko pradžios, nuo Stonkaus tiesiogiai, aš su juo rašausi. Nes mano yra toksai dalykas, kad ten gauni scenaristai parašo, arba kažkas, ar scenaristai parašo, ar ten su komikais rašai, susirašai kompę, bet vis tiek aš turiu bairius rašyti jau su ranka, persirašyti viską. Jeigu ruošiuosi ten arenom, tai irgi viskas yra naucuose. Iš naucų aš tada susirenku viską, persikeliu į kompą, tada sueditinu visą failą, kurį jau šiukšlės išmėtau, pasilieku tik tai premisai, kurie yra geri, ir tada jau premisus matydamas, jau rašau bairį tik tai su ranka. Aš kaip geriau įeina į galvą ir kažkaip geresnis flow eina. Plius taipinti lėtai, taipinti nemoku. Dabar svarbiausia susiruošti. Šiaip mano pasiruošimas visas vyksta tokiems dideliems šou. Tai yra svarbiausia 3 dienas labai gerai miegojęs. Na čia savaime suprantama, ne, ko negali daryti. Mažiausiai 3 dienas, 3 paras. Tada turi susitvarkyti namus, nes norisi išvažiuoti iš švarių namų ir grįžti į super švarius namus. Ir šiaip, pavyzdžiui, kai renginiuose sako, o tu jaudinės prieš renginį ar ten bėjai, ne, man svarbiausias dalykas, kad rūbai būtų švarus, kad aš gerai atrodyčiau, kad aš savim pasitikėčiau, kad nesukčiau savo visiškai galvos, kad būtų plaukai nukirpti, nagai nukirpti, būčiau fucking clean, tada mano mintis yra visiškai švarios, sharp ir aš galiu atsiduoti į performinį. Čia tas toksai, nežinau, jaučiu daug kam taip yra, bet gal žmonės, tie, kurie nedirba tokio darbo, nebūtinai gali apie tai susimastyti. O tu mažyti rengęs kažkaip gražiai ar paskui? Aš važiuosiu su džinsais ir švarkelį pasimsiu. Aš važiuoju su juodu kostiumu. Tu nebijai, kad tau susiglamžys? Ne. Užsidėjo kažką su ko į afterį eisi. Nu, taip, jei norėsi. Bet aš gal su kostiumu į afterį visai. Tai gerai, aš tik matai su tokia suknelė ir kablus neįsiu. Bet tai tu kažką biškį puoštelsi. Afterį? Jo. Nu, aš būsiu su džinsais, bet vis tiek linas Ar man- atlakytas. Tuoj girdėsiu suknelėmis. O, žūri čia visokie. Tai atrodys, kad aš pasipuošusiu. Ne, nėra dress code, žinai, pas mane. After party. Žinai, su tavim, you never know. Apsišypsiu. Apsišyksi? Nori pamatyti, kaip šika gelminė? Gal aš būsiu all black, ne? Juodi marškinukai. Kas tu nori būti? Nuomonė patariamojo pobūdžio visai svarbi. Korsetas. 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 Korsetas rusai. Taip, ir su batais. Kažkur jie dingo. Tokie su blizgučiais. Aš einu, man tai biškiai užsidėsiu, tu galėsi man biškiai nugarą. Kur yra tas lūs kostiumas man? Čia žiūrėjau, tai kitoj spinį. Ble. Kažkas nekostium. Kažkaip stovėjo ant dėkiumą, kad išvalytas. Aš nerandu. Nu, bus tragedija dabar, jeigu aš nerasiu. Ne. Ai va, radau. Nueisiu. Antipūkas mašinai, man atrodo, ne mano yra? Dar ne, nuo vestuvių, man atrodo, mėtasi. Čia. Kiek laiko rašysi man tai praustam šitiem? Nuo vakar. Ne. Nu, taip jau intensyviai, kokias 2 savaitės. Jo, 2 savaitės. Kiekvieną vakarą pasiskaitydavau. Bet aš kažkaip mėgstu trumpom distancijom bėgioti dabar. Turi darbą, padarai darbą ir negalvoji 25 dalykų į
priekį. Pavyzdžiui, dabar pasidariau, buvo visa vasara pasiruošimas laidai, išleidom laidą, laida sustartavo, formatas išsiryškino, tada išėjom mes daryti roast. Roastai pasidarys, šiandien išeis, afteriukas, po afteriuko pirmadienį jau bus galima galvoti apie arenas, tada jau sėst ir 3 mėnesiai taip kasdieninio gražaus darbelio. Šiaip programą jau turiu, visus premisius, visą idėją, man svarbiausia yra pasistatyti ant kažko tą programą. Kaip pavyzdžiui, rašiau 1000-mečio vaiką, tai iš pradžių dėliojau bairius ir sunkiai sekėsi sulipdyti juos, bet tada pagalvojau, kad blemba, čia yra apie mane ir daugiausiai apie tą laikmetį, kai aš augau ir tada atsirėmiau ir pradėjau sproginėti galva nuo idėjų ir tiesiog labai lengvai pasirašė. Bet prie jos sėdėjau tai daugiausiai, metus laiko. Su arenom dabar, anksčiau būdavo pats didžiausias rašymas, pats didžiausias metų įvykis ir tikrai streso būdavo visus metus aplinkui, bet dabar, kadangi jau išmokau solinę programą pasidaryti, tai žinau, kad turėsiu 2 draugus profesionalus ant scenos, tai po 15 minučių 2 taimus pasirašyti, nebus tai baisu. Atsiprašau, kad trukdau. Ne, gali man tiesiog suimti, įsivaizduoti, kad čia yra tie šniūrai. Įsivaizduosiu, kad yra šniūrai. Taip, gerai. Bet žinok, ne, labai prašau, dėkis taip. Gerai, viskas. Įstak. Nežinau, reiks, kad klynas nesimatytų. Žodžiu, viskas, secure. Baisu, ką aš galiu pasakyti. Ne, bet čia ne apie mane. 8 minutės net ir karimas ištvertum. Tai manau, kad viskas bus gerai. Daug gerų komikų, daug patyrusių žmonių. Tai aš jau, kaip bus, tai bus. Šiaip ruošiausi, nemeluosiu. Tai visai jaučiuosi bent dėl to ramiai. Man, tus mano maikė, ai ne, pasirodė, kad čia mano maikė. Tai va, tai tikiuosi tik tai nenugriūsiu, eidama iki tribūnos, čia mano main užduotis. Ateiti nenugriuvus, o visa kita bus, man atrodo, gerai. Čia taip nekukliai tikiuosi. Ne, ką, žinau, susivels kojas ir su kablais ir šiaip. Man vieninteliai dar yra laiptukas pastatytas, kad būtų visi plius minus vienodam aukštį. Ir aš ant to laiptuko dar turėsiu užlipti. Ir juokinga, tik aš jį naudosiu. Pataikyti ant to laiptuko ir nenukrist nuo jo, kol sakysiu. Šūkis laimė neša! Zaibys. Aš uždavau mano lempą. Smagu, dar gausi pasitvarkyti prieš išvažiavimą. Tikrai nepaliksiu aš jau šūkių namie. Ar neaišku, kaip iš afterio parvažiuosi, įsivaizduok šūkės. Kur aš važiavę pasidėjau? Kur? Sandėliukė. Neradau mažytį sandėliukį. Andrelį, atei. Pradedam vėluot, pradedam skubėti. Man tai gal turi dėti pasidaryti? Duok man vyriško. Pasiemu, nusigrimuosiu visą kūną. Tiesiog, kad nieks neklausytų, ką aš neku. Sudėsiu blizgučių daug ir viskas. Suknelė yra. Šniūrai. Suveikti. Kaip aš šitos batus vestuvėms siunčiausi, bet nespėjau grąžinti ir nepanaudojau. Tai dabar visur jį bus naudojama. Dirbs man. Ačiū vyrai, nesuprasit viskas. Amina matė. Toks brandas ir... Nežinosit vyrai. Viskas laimų vyksta, ne dabar? Urvas tik pavėlatys. Kai sakiau, kad vėliau tvarkytum. Tu sakei, nei ką. Aš sakiau. Nes aš tos žmonos klausyčiau. Normalus vyras nesuspjaušia. Tai ką čia dramą darai? Nedarau dramą. Nematai mano dramą, kai darau. Viską neišmesti. Viską pats turi pasidaryti. Viską pats nieks už tai nepadarys. Pats išsimest, pats susitvarkyt, pats bairius pasirašyt. Nu ką, einu praustis. Viską kitkai jau pasirašiau, einu sprausti dar vieną kartą. Jisai ne bairis kartuojasi, o gartraukius. Žiūrim, kad namai dar nenusparinti. Kad čia tvarkingi žmonės gyvena. Taip ir atrodo. Biškį daluoja. O realis, ta prasme, nuotaikytei šitai geriau nerasi. O gal svečiams kokio vinelio reik paimti mašiną? Paimk. Kiek kartą aš jau nubėgau, pribėgau šitais dalykais. Šitai. Tai susipakavau. Plaukų priemonės svarbiausia yra, laikrodukas yra, kostiumas, kojinės, batai. Užrašai, rašiklis bus pohui, tefalis yra, batai, kojinės juodos. Pasiruošęs. Aiste, labas, klausyk, ko tenai arenui bus koksai garintuvas ar kažkas. Bus daug, nu davai. Iki. Šviesas, aišku, reikia išjunginėk man tai. Vyno reik paimk man tai. Man tai.
Sutvarkyk man tai. Man geriausiai, kai Gelminė sako, tai grįšim, iššluosim. Tų dovanų per vestus Arvydas Sabonis atsiuntė su parašu. Vieną paimsiu. Nereik priekauti. Jaudinės? Jo, Nu, jo, fainai. man Žinai, 7 000 ir tu. 8. Nu, 8 000. Nu ne, 6, 7. Jo, aš čia taip jaudinė? 8 000. 8 tūkstančių, sakyk, 12 tūkstančių. Aš Kas tai žino? nežinau, ar išėjai. Bet tai tiesioginė, irgi daug žmonių mato. Tu, bet ten mano stichija. Man tai čia iš viso. Aš ir čia taip jaudinas, bet tai vėl arena, vėl šou, vėl antradienis. Nes nuoširdžiai darom, o ne... Tai tiesiog vyro gerą gavau. Tai Išskaičiavimas. Iron Vito bairį. Labas. Normaliai liktai, ne viskas. Geras reitingas. Kas nori banano? Niekas. Tai vat buvo tiek daug priruošta skanaus maisto, žuvytė buvo paruošta su ryžiais skaniai. Oi, bet aš tvarkiau namus. Žinai, kodėl dar biškį užtrukau, nes indaplovę užstačiau dar, kad būtų švaru. Aš jaučiu, atsiprašau, bet norėsiu įsijungti ausinės ir skaityti bairius, gerai? Nešnekėsiu su jumis. O tu gal turi kokių valerijonų, paširdies lašų? Nes kad biškį pričiuptų kažkiek. Šitą į vlogą net nedėsim. Nedėsim tikrai. O dar labiau neina užtildyti jūsų. Sako, šitos naujosios ausinės geriausiai triukšmą slopina. Nepakankamai gerai. Triukšmą gal ir slopina, japinimo neprislopina. Blet, kodėl mes su jom važiuojame? Sakyt, kad sugedo mašiną ir turi išlipti. O ne, Milda, sugedo mašiną, reikės išlipti tau. Labas. Aha, kiek pas tavai yra followerių? Tokelį. Baisu, tikrai baisu. Šiaip skaudu kartais yra tų kaltakių. Bim, į tokią, žinai, žaizdą. Kai įkiša su visais pūliais, kai išeina. Nu, bet tu žinai viską, žinai apie save. Nu, tu žinai viską, kas yra iš tikrųjų. Tikrai. Apie mane? Nu, nežinau, pagrindinės temos. Teisės, pripysės, benamo, Gelminė, Bareikis, Indrė. Tokios temos, tai vakarėliai. Nu, gal kažką dėl mano pasirodymų, dėl arogancijos, tipo, kurios nėra. Šiaip nėra. Manau, daugiausiai jokaus, kiek geras žmogus. Narcizas, sakys, toks, visa teisybė. Nu, mano tikslas, kad žmonės išvengtų viso renginio metu, žinai, iš visų ir visada. Va tas smagiausia. Labai nenorėčiau, kad kažkam nepaeitų bairiai, žinai, kur būtų, va tas būtų gal skaudžiausia. O, Jenkis savo žmoną. Rašosi bairis, man atrodo, nekartuojasi bairis. Kaune parodai posakį, iškart pristabdo. Ne, tai seniai važiuok, tai tau labiau reikia, aš tai palausiu. Tikiuosi gyvas bus Bartuševičius. Patris išgeria Red Bullis ryte. Bet kodėl? Nes nemiega naktim. Nu, važiuojam. Oi, kaip smagu, jie realybę grįžt. Aš gal stričiuti pirmą? Tai... Tai kaip nori. Labą dieną. Labą dieną. Kaip gyvenat? Sveikas, let's go. Aš tikiuosi, kambariuką man mano paliko. Labas. O, maistas yra gerai. 100 metų. Labas, bičiuli. Ateisiu pažiūrėti. Būtinai. Dalyviai, grupė, Grimas, Tech komanda. Labas. Darova. Labas. Jau. A galiu ateit, Toma? Kur ateit, Mapyrų Rūbinė? Sveiki. Tai čia galim pasidėti. Aš nelabai suvokiu, kad jau taip toli esam. Tuo pačiu metu labai didžiuojuosi Mantu, Airidu labai didžiuojuosi visais, kurie darė, Aistė, Toma, visa kūrybinė komanda, producerių komanda. Labai gerą darbą padarė, labai didžiulį. Andrius daro visas mūsų arenas, nuo pat pirmųjų arenų. Nu tikrai geriausias Andriaus darbas. Labas, esam bajarauti. Labas. Wow. Einu, Maldėts. Labai gerai. Labas. Nu, žiūrėk, kaip gerai, tau pakėlėlė šitą. Sveik, žvaidelį. Labas. Ką? Skanavo? Jo. Nusiūsim dovanų. Pizda, aš negaliu patikėti. Crazy. Labas vakaras, Kauno Žalgirio arena. Sveiki gyvi. Patinka. Nuostabu. 1, 2, 3. Graži Lietuva.
Jaunimas. Nu, Prano brolis. Gyvsvei. Ačiū Dievui, sugrįžai. Smagu bus šiandien? Smagu. Manau, kad aš verksiu tą. Aš verksiu. Dėlė yra, tai negerai tiek duoti. Gal reikia negerti keturių monsterių šiandien? Šiandien nieko, šiandien aš švarus, galiu tikrint kraują. Damuškins. Kur čia gali būti nelaimingas? Teisingai, ko liūdėt. Džiaugiuosi, kad atvažiavai. Nori, galiu nuvesti Žalgirio Rūbinį, galėsi pašakinėti ant logotipo, paspjaudyti. Šiaip man reikės darbo, žinot. Jeigu reiks, tu tenais kažką pažįsti, jeigu Žalgiriui reiks, kas iš šono nepataiko, tai... Atsiprašom, garsas, gal galima gauti handheldą, repeticiją, kad galėtų pravesti Mantas? Kaip smagu, komedijos joninės, ne? Gerai, dabar užsičiaukit, pasipysit po renginio. Dabar padarom tokią mažą repeticiją. Susižiūrim visų pirma, kas kursėja. Mantas Stonkus! Kas Dievas, kas? Mantas Stonkus! Aš tikrai žinau, kad aš nesu geriausias aktorius. Bet šiaip tikrai nesiskundžiame. Молодец! Labai, labai. Būna šitas video, bam, 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 mes jau čia visi kuris kvies jį į sceną. Tu išeini, to nieko sakyti nereikia. Jūs susitikti. O parepetuojam gal? Aš kaip Adamkus. Ei, labas vakaras, Kaune! Jūs buvote nuostabūs. Ačiū Kaunui. Jūs esate top 3 miestų Lietuvoje. Man be muzikos, ne? Yra kuom džiaugtis, čia, kad muzikos tau reikia. Ne. Stonkė. Ačiū, Nergė. Tu blogai padėjai. Atsargiai, blėt, stuburą man žmona sulaužys. Daugiau. Ir pasitinka Mantas Stonkus. Gerai. O, pasiekėjas. Kas toliau, man? Pasiekėjas. Toliau. Santuoka, vaikai, 3 namai. LRT darbas tas pats. Bet jau skambinėjom. Skambinėja, ne? Į panoramą? Į panoramą. Jaučiu gert metyje, ne dabar? Ne? Eiktina. Aš einu valgyti. Žiauriai gerai. Žiauriai fainai grojat. Ačiū labai, bernai. Einam valgyti. Labas. Nice. Atsinešiu daiktus. Čia gelminė irgi bazuosis mano. Dar nors šiek tiek. Milda daug bus komedijos geros. Kalbam vietas, dar. Apie moteriškas ligas šnekama. Sėdžiu ant kriauklių. Ant kriauklių ir karolių, bet bandau priprast prie skausmo. O Dieve mano, kaip žiauru. Jas išeikinti mikrofoną. Čia vlogas, kieno čia? Stonkų rinkėjai. The bitch is back. Sveiki. Jau jisai jau stumia, jau, klausyk, jau jam netinka. Tokia nuotaika, jaustai. Mes, manau, tiesiog padarysim tokią retrospektyvą. Tai kažko naujo gal nesitikėčiau, nebent apie kitus dalyvius, bet apie Mantą čia bus tokia gyvenimo santrauka. Pagimdė vairavimą išgėrius ir skyrybų. Man iškartojus. Bet ahujenai moku viską. Aš čia per kraujus, per ašaras turėjau patekti. Ta prasme, kur? Į areną? Ta prasme. Jo, ką manau. Tai aišku, kad juokauja, nes komikas. Tėtis išmokė mane. Sėsk patogiai, nori sumuštinį mergą. Valgiai pietus jau. Galvoju, ką daryti, ar pasirepetuoti su tavim, kažin? Praustus? Aha, ar tu norėtum geriau kaip reginį pamatyti? Aš galiu išklausyti. Kaip galvoji, kaip geriau man būtų? Ar nesakyti? Pasakyk. Ramiau bus pačiam. Gal bus ramiau, ne? Sveikas, Vidai. Kai kurie esate mano rauste, nors ir to niekada nenorėjau. Sveikas, Grimalį, Airidai, Kislekai. Pradėjau gerti. Sakai. Grimalį, ačiū, kad į mano vestuvės atėjai, nors niekas tavęs nekvietė. Gerai. Einam prie normalių žmonių. Ai, ble, dar Vidas yra. Geras? Geras labai. Ble, čia ką nepastrikčiau. O gal iš vis šitą išimti apie tai išvaizdą? Laukiu, kada pradės ošt visi. Šiaip šnekėjom, kad žiauriai geras oras šiandien. Visi tokie kaip humoro šventėj pasiruošę kažkokiai. Jau tas yra virtulys, paskutinis šūdas, taip pat atsirėmęs į prisikėlį yra. Baisu, bet laukiam. Ką darysi? Jau reikia deliverint. Commitint, kaip sakoma. Commitint. Kai kalbėsim, žiūrėk, mane toks rokas. Įdomiausia, kaip reaguos mano organizmas į tokį stresą. Negaliu sakyti, kad ramu,
bet taip visai, manau, galbūt bus geras vakaras. Ypatingai, kai jis baigsis, bus geras vakaras. Koks jausmas yra raustinti savo vyrą? Dar aš to nepatyriau, taip, prie visų žiūrovų, bet aš dėl to ir sutikau, nes galvoju, kad bus labai malonu. Aš vis dar dvejoju dėl kai kurių bairių ir jie nebus per žiaurus. Gražiai aš atrodo ant kameros. Prieš rausus aš galėčiau palinkėti... ką aš galiu jam palinkėti? Jisai žino viską, ką reikia daryti. Čia man yra dalykas. Atsiprašau, susijaudinu. Labas. Nice. Man sėsti kėdę? Esu nusiteikęs maksimaliai, gerai, esu be galo laimingas. Jaučiu šiandien, kad yra humoro šventė visai Lietuvai, visam Kaunui, tai tikrai. Oras geras, nusiteikimas geras, saulė šviečia, salė įspūdinga, žiūrovų skaičius rekordinis, tai kaip daugiau gali būti kitaip nusiteikęs. Kurio dalyko labiausiai bijai? Nebijau nei vieno, nebijau iš vis nei vieno. Aš tiek esu gavęs kritikos, tiek esu gavęs daug įvairiausių blogų ir palinkėjimų ir įvairiausių įžeidinėjimų. O šiandien yra scenoje humoro profesionalai ir jie daro raustus, o ne patyčias. Čia reikia šitą atskirti. Aš esu labai laimingas ir džiaugiuosi, kad yra kiekvienas ant scenos. Ir aš gausiu ir jie lygiai tiek pat gaus. Tai gerai, aš ir palinkėsiu tos sėkmės ir viskas bus tobula. Ačiū labai. Jėga, viskas dar baigėsi. Reikėtų eiti čia dabar bairius, dar išsibandyti practice facility. Einam į savo kambariuką, įsikvėpinam. Sėkmės man ten. Cheers, bičiuli. Einu dar vieną programą praseiti. Davai. Kvėpavimą. Padariau paskutinį editą. Vakars, kad ir. Nice. Mes pradėjom nuo 5 eurų ir kablio. Smagu. Žinai, norisi žmonėms pateikti šilumą ir bezdalą to bairio. Užsikurti gerai būti. Gražu žiūrėti. Šiaip netgi vienu momentu susigraudinau. Einam į rankas sumesim. O, kažiorai, žie. Labas. Atėjom pažiūrėti, kaip juokiasi. Juokis ir iš manęs. Atvaryk į afterį. Nu ką? Let's go! Juokiamės, juokinam, tyčiamės, bet be pykčio. Davai, visi kartu. Sumetam rankas. 1, 2, 3, mes zaibys. 1, 2, 3, mes zaibys! Mažiau baigti. Airidai. Bet Airido ir gerai, kad Ble, nu reik visų. Airidai, greičiau, nu. 1, 2, 3, mes zaibys! Yes! Pradėsim 20. 20 bus startas, nes vėluoja, iš Vilniaus yra kamščiai, pizda. Labas, Gitvalė. Ačiū labai. Nu, jau smagu. Markas, aišku, kaip nusikaltėlis, blėt, be kostiumo. Gerai, kad visi taip skirtingai. Everybody having good time. Bum! Dirbam! Panikuoju biškį, bet nieko. Panikuok. Neturėjau laiko tekstą išmokti. Nefotkink gelminę su bareikiu vienoj nuotraukai. Blogi ženklas mano šeimai. 8000 žmonių atėjo pasiklausyti. 8,5. Sakykim mikrofoną. 8,5 tūkstančio. Jep. Davai. Nu, bet bus smagu, bus smagu. Nesijaudink. Garsiai, lėtai ir lėtai svarbiausia. Salėje turi būti ahujienas bairis, kad garsas būtų juoko didelis. O kai geras bairis ir ateinu, tas toksai sprogimas įvyksta. Man tai čia yra penktadienis. Ketvirtadienis. Iš tikrųjų, realiai. Let's go! Okay, bitches. Давай. Turbūt kiekvienas matote, kad yra viena kėdė, kuri vis dar yra tuščia. Nenoriu ten gumos, patys suprantat, kas toje kėdėje turi sėdėti ir noriu, kad jūs visi pačiais grėsmingiausiais ir griausmingiausiais įmanomais aplodismentais pasitiktume šio vakaro žvaigždę ir patyčių kultūros ministrą. Gerbėmieji, aš noriu jums pristatyti Mantas Staukus!
Kas yra, Staska? Mantas Stonkus. Mantas Stonkus! Išsitepęs. Na? O, blėt. Tarsi jinai svajojot apie mamą. Tai nuo vaikų namų dar. Filmo Aš žvaigždė pagrindinis aktorius Mantas Stonkus. Aš tikrai žinau, kad aš nesu geriausias aktorius, bet smagu labai būti mylimiausiu aktorium. Čia Mantas. Ir jūs žiūrite filmą Aš žvaigždė. Davai, man tai padaryk tą savo, kur darai per filmą. Kas yra, Staska? Su šeimos ryto rubrikoje šį rytą svečiuojasi Indrė ir Mantas Stonkai. Labas rytas. Labas rytas. Jūs visi įpratę matyti per televiziją, dažnai linksmo turinio laidose, turbūt visi įsivaizduoja visi, kad pas jūs linksma 24 valandas per parą, tai iš tikrųjų pas jūs taip smagu. Būna ir ramesnių akimirkų, bet šiaip tai tikrai nesiskundžiame. Paskutinis dalykas, ką atsimenu, kad su šeimai naują namą įsikėlė. Bet jeigu žmogus dirba 30 metų kurjeriu, žmogus nekuria pridėtinės vertės. Žmogus, blėt. Taip, yra su negalė žmonių, kurie dirba darbą. Galima apie kurjerius, tai blėt. Policija už vairo girtas įkliuvo aktorius ir humoristas Mantas Stonkus. Nebegersi jau? Nu taip. Celofanas įsivėlė į naują konfliktą. Jis bandė patekti į Marijampolės kultūros namuose vykusio spektaklio užkulisius, siekdamas akis į akį pasikalbėti su aktoriumi Mantu Stonkumi. Ta žmogų nieks nebevadina Stonku, man jį vadina Silikonu jau dabar. Esą Celofaną įžeidė tinklalaidėje aktorius pasakyti žodžiai apie jį. Jeigu Celofanas nori, galime eiti suorganizuosim kovą viens ant viens su kumščiais, kurva, plikais. Vienintelis tavo grobis yra chlamidijos iš tripako. Žalia, balta, hei! Turas. Buvo geriau, negu tikėjausi tikrai. Gerai. Belenka, esu labai nustebintas ir labai laimingas, kad atvažiavo slaptas svečias. Tikrai papuošė visą renginį. Žiauriai, nu tikrai. Manau, kad gali būti ir ašarų šiandieną po visko, bet labai laukiu, kada pabaigsiu greičiau ir aš. Arena irgi nustebino, man atrodo. Žiauriai gerai, labai jokingi bairiai. Good sport, labai kad jokie. Gerai, kas mane gali dar nuliūdinti, ar įskaudinti, ar įžeisti? Mėlės, pasakyk, kad jie bairiai. Kokį. Celofaną, tą ką. Grįžta žmonės, tikiuosi. Aš bandau suprasti, ar čia mano, ar čia mano. Taip atrodo nuskusti pautai, kai netingiu. Kiekvieną vakarą Stonkus vaikam seka pasakas prieš miegą, kad irgi talentingas. O šiaip aš Mantelį labai myliu, labai jo didžiuojas. Viską, ką jisai daro dvigubai geriau. Aš turiu A kategoriją, jisai AA. Aš turiu vieną žmoną, jam būtinai reikia dviejų. Žinot, gerbėmieji, ant scenos čia noriu pakviesti. Gali pradėti pokyčius. Kas čia kurva, Vidas, čia šuo mano. Man atrodo, čia Indrutė bandė išsiveržti lauką. Čia ačiū, kad palikai mano namus be priežiūros. Dėkoju jums visiems. Labai gera būti tarp tokių gerų žmonių. Ir labai gera pasirodyti tokiem geriem žmonėm kaip jūs. Ačiū visiems, gerą vakarą.
nes iki pabaigos 2 valandas tik liko. Labai noriu myšti. Taip. Einam, užsidėsim karūnas ir nesijuokinsim. Ačiū Jums labai, ačiū Jums labai. Mums kaip moteriams tikrai girdėti iš vyro, aš manau, kad jam labai sunku moteris. Savai kaip iš savo vaikus, bet viskas pasitvirtino. Nuostabu. Keli savo blogą. Visi po 10 varėkis šiam 5 minutės visą. Tavo Mano žmona Aistė Katlerė. Katlerė. Malonu susipažinti. Užfiksavai? Užfiksavai. Sveikinimai! O jau pamačius tave.